Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, šiandien turime emergency apžvalgą, kadangi vyko labai neigiamos geopolitinės naujienos, kurios paveiks neigiamai rinką. Taigi šiandien apžvelgsime, kaip labai tai paveiks rinką, ką tai reiškia tolimesniai eigai, tai reiškia kaip tai paveiks bull run, ar paveiks neigiamai ar teigiamai, ar išvis nepaveiks. Taigi žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo ir sužinosite visas aktualiausias naujienas, kas vyksta, kodėl vyksta ir kaip vyksta. Spausti subscribe šiam kanalui, nieko nepraleiskite. Taip pat visi linkai svarbiausia yra apačioje, visada pasidalinu labai svarbią informaciją savo nemokamoje Telegram grupėje, tenais diskutuoju, dalinuosi memesais, dalinuosi analizėmis, taigi kviečiu prisijungti. Taip pat, jeigu norite išmokti prekiauti, irgi linkas yra apačioje. Na ir dabar iš karto keliaujam į apžvalgą. Kas vyko paskutinį kartą, kai darėm video, tai mes buvome kažkur štai čia. Buvo viskas labai teigiamai. Visas Twitteris ten buvo bullish, visi tweetino October, kad viskas dabar kilsime tik į viršų. Kinija padarė tą savo didžiulį stimulo paketą į ekonomiką, įpompavo, viskas atrodė labai gerai, visi buvo bullish, buvo labai daug hypo. Ir kas dabar vyko? Bam, toks nuvažiavimas į apačią. Dabar pirmas dalykas, ar čia didelis nuvažiavimas, tai tikrai ne, čia yra tik 8% nuvažiavimas, tik 8%, o žmonės jau panikuoja, žmonės galvoja, kad viskas, bitcoinas keliaus iki 50 000 ir dar žemiau, nors čia buvo tik 8% nukritimas. Taigi jeigu atsimate per praeitą video, aš ir pabrėžiau, sakiau, kad dabar man atrodo, kad bus kažkokia korekcija, todėl kad jau atrodė, kad tikrai pasiekime patį viršų, nes visi buvo bullish. Ir atrodė jau, kad jeigu mes norim judėti, mums reikia kažkokios healthy korekcijos. Ir taip ir įvyko. Aš atsimate, braižiau kažką tokio ir kadangi įvyko šis eventas, kurio niekas negalėjo nuspėti, tai kaina nuvažiavo šiek tiek žemiau iki sekančių suporto lygio. Dabar ar čia yra pabaiga? Aš manau jo. Galbūt jeigu, ta prasme, mes dar laukiame, tai irgi dėl ko viskas vyksta, tai prie ko dar prieisime, tai dėl to, kad Iranas užpuolė Izraelį, tai reiškia paleido labai daug raketų ir įvyko šis pirminis nuvažiavimas į apačią. Dabar, ko mes laukiame, tai Izraelio atsako, ar jis bus ar nebus, ir nuo to priklausys rinkos tolimesnė kryptis. Tai jeigu jis kažkoks bus labai rimtas, gali būti, kad nuvažiuosime dar žemiau, tarkime, iki štai šio sekančio suporto lygio. Tikrai gali būti, niekas to nenorėtų, bet gali tai būti. Bet kas bus toliau? Toliau aš manau, kad prasidės October, kurio visi laukia, arba bent jau tikrai nenuvažiuosime į apačią. Dabar aš mačiau visokių predictionų, vieni sako, kad važiuosim labai žemai, kiti, kad žemiau ir taip toliau, gali būti, bet mano nuomonė, kad čia jau mes einam į pabaigą, mes jau čia greičiausiai padarėme tokį retestą prieš judant į viršų, mano vis dar yra tokia pati nuomonė, taip įvyko tokia situacija, mes galime dar judėti šiek tiek žemiau, jeigu įvyks kažkoks didesnis karas, didesnis konfliktas, bet manau, kad jis bus trumpalaikis. Taigi vėlgi, tai kas įvyko, tai Iranas apšaudė Izraelį, nes Izraelis žudė teroristinę grupuotę, puldinėjo, kuri yra remiama Irano ir jiem labai puikiai tą sekėsi daryti, tai yra Izraeliui užpulti tą grupuotę ir dėl to Iranas greičiausiai apšaudė Izraelį ir dėl to visa rinka labai supanikavo, nes rinkai nepatinka jokie karai, tai nei akcijų rinkai, nei kriptovaliutų rinkai, jokie neigiama geopolitinė situacija nėra gerai, nes tiesiog tada investuotojai pradeda bijoti ir trumpalaikį perspektyvą mes šiek tiek nuvažiuojam į apačią. Kas įdomu, kad toks konfliktas jau buvo, lygiai tas pats buvo, beveik tas pats, kad Iranas buvo jau apšaudęs Izraelį, tik ten kažkaip viskas buvo netokia didelė eskalacija, bet lygiai tas pats jau buvo ir tada rinka prastai laikėsi, jau tada buvo daug neigiamų naujienų ir mes vis tiek nenuvažiavome, nepralaužėme žemiau šio 53 000 suporto, tai kodėl dabar turėtų tai įvykti, tai kol kas aš laikausi tokios nuomonės, taigi ir keliaujam per naujienas. Dabar, kaip žinote, įvyko tas pradinis apšaudimas, Iranas apšaudė Izraelį, dabar klausimas, ar Izraelis kažkokį duos atsaką. Atsakas galėtų dar numušti rinką šiek tiek į apačią. Čia yra Polymarket, kur visi spėlioja, tai kol kas yra visi mano, bent jau dauguma mano, kad bus kažkoks atsakas. Iki penktadienio mes nežinom, dabar kai darau šį video yra trečiadienis, jį kelsiu ketvirtadienį, galbūt jis jau bus įvykęs, galbūt ne. Aš tikiuosi, kad jis neįvyks. Aš manau, kad jis neįvyks kažkodėl, turiu tokią nuojautą, nes praeitą kartą neįvyko.
galbūt aš neteisus, bet kol kas dauguma žmonių mano, kad įvyks ir tai gali būti trumpalaikiai dar šiek tiek numušt kainą viršų, bet apart to, manau, kad kaina bus stipri, tokia yra mano nuomonė. Dabar kitas dalykas, čia tai netiesa, kad rinkos nepaveikė karas, rinka tikrai paveikė karas, bet ką svarbu suprast, dabar aš irgi pasidalinau šią informaciją nemokamoje grupėje, tai irgi linkas apačioje, irgi ten gaunate visas aktualiausias naujienas, nemokamai tiesiog savo telefone, pasidalinau savo nuomonę apie liquidations, tai reiškia, kadangi buvo labai pozityvus sentimentas, kad viskas blogiausias prieš akį ir dabar kilsim tik į viršų. Buvo labai daug traderių, kurie atsidarė labai daug visokių leverage pozicijų. Tai reiškia, jeigu jūs atidarote sandorį su svertu arba spot'e užsiperkat su svertu ir jūsų stop lossas arba jūsų likvidacijos pozicija yra tiesiog neaukštai, nes dauguma žmonių naudoja per daug leverage. Ir įsivaizduokite, kad tarkime kaina buvo štai čia ir viskas. Daug viskių prekybininkų skaitė, kad viskas jau bus, kaip sakant, mes jau negrįšim nei trupučiu, nenuvažiuosim į apačią ir viskas, keliausim tiesiog į mėnulį, ten October is here ir taip toliau. Ir galiausiai dauguma žmonių tai likvidavo. Ir kai kaina likviduoja, tai reiškia pasiekė stop lossus, jį gauna kaip daugiau energijos judėti į apačią. Tai čia buvo didžiulis paskatinimas kainai nukeliauti į viršų, nes buvo likviduota 500 milijardo longų, tai reiškia 500 milijardo šitų sandorių, pirkimo sandorių. Tai yra labai daug, matote pagal šį grafiką. Taip pat kažkada buvo tiek pat daug likviduota, tai buvo rugpjūčio 5, aš neatsimenu, čia greičiausiai buvo Japanese Yen and Carry Trade ir dabar antras pagal dydį likvidavimas. Tai reiškia, tai tiesiog yra labai didelis longų likvidavimas, tai reiškia kaina smarkiai nuvažiavo į apačią. Ir tai buvo labai reikalinga, nes aš kaip ir minėjau, kad jau buvo per daug žmonių, labai bullish buvo labai teigiamas sentimentas, viskas, visi galvoja, kad blogiausia prieš akį, visi prisidarė visokių durnų, neprotingų pirkimo sandorių, lyg kaina jau negali grįžti atgal ir va taip ir gavosi, visus likvidavo. Tai tikrai pridėjo labai daug energijos kainai, nukrist stipriau nei iš tikrųjų nukrito. Taigi tokios buvo dvi pagrindinės neigiamos priežastys. Dabar ką jos reiškia ilgalaikiai perspektyvai? Patikėkit ar ne, bet ilgalaikiai perspektyvai likvidacija yra labai gerai, nes tiesiog negali kaina ten labai eiti viršų, kai prie pat jos apačioj yra daug šito sverto, nes tikrai tie žmonės, kurie valdo, kurie yra market makeriai, jie visada tą pasirūpins, kad tą svertą kainą surinktų. Net ir per patį bullruną būna, kada bitcoinas korekciją daro 20 ar net 30%. Tai jeigu ir pasieks bitcoinas 100 000, visi prisidarys longų, tai reiškia, kad jis nenukris iki 70 000 prieš galbūt judant dar toliau. Tai čia yra teigiamas dalykas iš tikrųjų, tiesiog tokia trumpa korekcija ir taip dažniausiai vyksta korekcijos. Dabar dėl šito karo irgi dar prieš tai parodysiu geros informacijos, bet kol kas panaši situacija jau buvo ir mes tikimės, kad, aš įsivaizduoju, kad į rinkos labai stipriai nepaveiks, tai reiškia, čia nėra kažkoks Japanese Yen Cash and Carry Trade, kuris buvo tikrai big deal ir jis net nenumušė labai žemai kainos, tai numušė žemai kainą, bet ne žemiau ten 50 000, tai nemanau, kad čia irgi bus tokia rimta situacija. Dabar apžvelgiam Bitcoino ETFs. Tai kokia situacija prieš tai, kaip ir minėjau, buvo bullish sentimentas, tai ETFs tai realiai labai gerai atspindi sentimentą, tai reiškia, ką mano prekybininkai, ar jie mano, kad kaina eis į viršų ar eis į apačią. Matome, kad prieš tai, kai visi tik tais tweetino, kad kaina eis į viršų, buvo didžiuliai pirkimai, 100 milijonų, 300, 500 milijonų ir buvo labai įdomus tweetas, neatsimenu, ar pasidalinau šitą per video, bet iš esmės buvo tweetas, kad kai čia buvo beveik rekordinis skaičius, vienas iš rekordinių skaičių, vienas iš didžiausių įplaukų dienų. Ir kai būna rekordinės įplaukų dienos, tai dažniausiai pažymi local top, tai reiškia viršų, nes tiesiog jau per geras sentimentas. Ir buvo toks tweetas ir lygiai tas pats ir vyko. Kažkaip tas karas atrodo, aišku, čia turbūt jis nesusijęs su rinka, bet kažkaip rinka lyg žinodama vis tiek padarė korekciją ir dabar matome, kad daug kas pardavinėja, bet kas irgi svarbu, dabar pardavė 202 milijonus, žmonės išsigando, ypač iš Fidelity žmonės išsigando, bet kokia yra esmė, pažiūrėkite, ką daro BlackRock. BlackRock, didžiausia institucija, niekada neparduoda Bitcoin. Ir tai yra labai svarbu, nes jie parodo, jie nusipirko dipą, tai kol jūs pardavinėjo, tie, kas pardavinėjo,
kažką likvidavo, kažkas pardavė, išsigando, BlackRock nusipirko dar 40 milijonų. Labai daug pasako apie tolimesnę rinkos eigą. Dabar irgi labai įdomus tweetas. Start of Bitcoin October in previous cycles. Tai reiškia, kaip atsimate, realiai spalis visada būna labai bullish Bitcoinui ir kriptovaliutom visada kol kas. Ten buvo gal tik keli spalio mėnesiai, kurie nebuvo bullish. Ir ne visada nuo pradžios, kas labai svarbu suprast, kad tai nereiškia, kad nuo spalio pirmos rinka tiesiog šaus į viršų. Ne, dažniausiai tai būna nuo vidurio spalio, kažkur nuo pirmos pusės. Tai buvo 20 metais prasidėjo judėjimas į viršų 8 spalio ir 11 spalio. Taigi tikrai dar nereikia spalio nurašyti, kad pirmą dieną įvyko štai tokia situacija. Kai situacija ši pasitaisys, kaina vėl bus greičiausiai smarkiai judės į viršų ir prasidės tas October, kurio visi laukia. Pats blogiausias scenarijus, mano nuomonė, kas gali būti, kad jeigu ir spalis kažkodėl bus neigiamas, dažniausiai tokie konfliktai kaip čia neužsitęsia. Atsimenu, praeitas konfliktas buvo tiesiog Iranas apšaudė Izraelį, visi irgi laukė taip pat Izraelio atsako ir nieko neįvyko. Ir viskas, pasibaigė konfliktas ir kaina ėjo į viršų. Tai irgi greičiausiai, mano nuomonė, bus kažkas panašaus ir kas įdomu, kad tai buvo ir prieš tai, nebuvo nuo spalio pirmos didžiulių kažkokių judėjimų, buvo tik nuo vėliau spalio. Tai irgi svarbi informacija. Dabar radau labai gerą tweetą apie market sentiment, tai čia yra toks kaip memas, kad dabar yra pussy index ir dabar visi yra extreme pussies, nes visi bijo, kaina nuvažiavo tik tais 8% iš pradžių, gerai 9%, dabar šiuo metu kaina yra nuvažiavus tik 7% į apačią, o visi panikuoja, ne visi, bet didžioji dauguma panikuoja ir tiesiog bijo, nežinau, ko čia reikia bijoti. Kaina, tai yra rinka, atrodo labai solidžiai, ji gali važiuoti dar žemiau, kas žino, galbūt čia važiuos prieš judant į viršų. Tai yra ok, bet kai tu išsiartini, tu matai, kad jau kaina labai artėja ties išsilaisvinimu į viršų iš šito viso kanalo. Tai nesvarbu, ar mes dabar tą padarysim, ar vėliau, ar žemiau, ar aukščiau būsim, vis tiek. Kaip ir minėjau, kaip matot visas šias pribrėžtas linijas, mano manimo yra tas pats bus rezultatas. Irgi čia toks įdomesnė analizė, kad tai vadinasi week of accumulation, irgi tai iš esmės matote štai šį akumuliacijos grafiką ir matote, kad labai panašiai iš tikrųjų Bitcoinas ir seka šitą. Aš tiksliai nesidomėjau, kas tai tiksliai yra week of phases ir čia aišku galima tą studijuoti. Bet kokia yra situacija, kad pasižiūrėkite, jis gana tiksliai parodo, realiai pasižiūrėkite, yra pabrėžtos šis dvi spring linijos, tai mes turėjome žemumą, tada turėjome aukštesnę žemumą, tada turėjome štai tokį nuvažiavimą į viršų, kuris čia yra LPS ir dabar bent jau pagal šitą analizę judėtume iškart į viršų ir tada ties spaliu. Tai mano nuomonė, čia yra labai tikslus apibūdinimas, kuris maždaug parodo ir mano nuomonę apie tolimesnius judėjimus. Aš kaip ir minėjau, dabar jau čia gal šiek tiek sudėtinga, pribraižiau aš šitų linijų, reikia ištrinti šiek tiek. Taip, tai kokia yra situacija, aš kaip ir minėjau, gali būti, kad nukrisime dar žemiau, nemanau, kad tai labai tikėtina, bet jeigu įvyks Izraelio kažkoks atsakas ir kažkoks, vyks toliau eskalacija, gali būti, kad nukrisim žemiau. Ir aš manau, kad tada galbūt bus gilesnė korekcija, bet aš manau, kad tada po truputį, o galbūt iš karto mes judėsime į viršų ir link spalio vidurio, spalio pradžios, link rinkimų mes būsime jau pralaužę šį kanalą arba būsime ties kanalo viršum ir tada bam į viršų. Aš taip manau, mano yra oficialus predictionas toksai ir jis gana koreliuoja su kas yra čia nubraižyta. Dabar kas vyksta toliau su Kinija, Kinijos toliau akcijos juda į viršų, nes atsimenate apie tą stimulą, kurį šnekėjau praeitą video, tai labai smarkiai kaina juda į viršų, kas yra gerai, nes stimulas yra gerai ekonomikai, nes Kinija yra antra pagal dydį ekonomika, jos akcijos kyla į viršų, tai greičiausiai kils ir užsienio rinka ir nenukrito nuo šių naujienų, tai irgi tiesiog labai teigiamos naujienos, stimulas veikia. Taip pat mes žinome, kad 100% įvyks palūkanų mažinimas dar vienas lapkričio mėnesį bus ir rinkimai ir palūkanų mažinimas per kelias dienas, tai čia bus insane. Ir klausimas, ar bus 50% ir vėl dvigubas mažinimas ar viengubas, jei ekonomika bus stipri, tai greičiausiai bus viengubas mažinimas, dabar daugiausiai yra procentų, bet jeigu įvyks kažkoks neigiamas employment skaičiai, nedarbingumas ir taip toliau, kažkokia didesnė panika, tada gali būti ir dvigubas mažinimas. Tai yra tai
kol kas mes dar nežinom, ko tikėtis, šie skaičiai vis labai keičiasi, nes atsimenu ir praeitą kartą rinka skaičiavo, kad bus rugsėjo mėnesį vienas mažinimas, o tai yra viengubas, o buvo dvigubas, pačiam gale pasikeitė procentai. Tai irgi, kai bus neaišku, čia tikrai dar keisis šie procentai ir tikrai kol kas dar yra neaišku. Kol kas matome, kad 0,5 procentų yra labiau tikėtina. Dabar apie politiką irgi per kažkurį video mačiau komentarą, kad kokie būtų spėjimai, jei Kamala Harris laimės. Tai čia yra plati tema ir gana sudėtinga tema, kaip tai paveiks rinkas. Tai pirmas dalykas, tai dauguma analitikų mano, kad Trumpas yra geriau, nes pirmas dalykas, tai mes matėme Bideno ir Harris administraciją per 4 metus, yra ir pliusų ir minusų. Minusai tai yra tokie kaip Gary Gensler žmonės, tai yra kurie tiesiog naikina rinką. Amerikoje jie stengiasi sunaikinti kriptovaliutų rinką, jis yra SEC chair ir taip toliau. Jiems nepavyko to padaryti, nes buvo ir bullrunas ir viskas buvo per jų administraciją, bet jie bandė tą padaryti. Harris irgi neišreiškė jokio palaikymo kriptovaliutų rinkai, absoliučiai jokio per visą kampeiną. Jos vice president irgi net nėra nei kažkoks investuotojas ir šiaip nėra investuotojas ir nėra investuotojas labiau į kriptovaliutų rinką, tai irgi jam tikrai yra ji neįdomi, taip pat kaip ir Harris. Bet ką demokratai daro, jie labai daug prispausdina pinigų, tai yra jie padarė didžiausią skolą ir ta prasme jų administracijoje ten pakilo. Vien tik per jų 4 metus, aš dabar bijau sumeluoti, reiktų žiūrėti tiksliai, bet ten pakilo gal virš 3 trilijonų jų šita amerikiečių nacionalinė skola, kas yra insane, tai yra tiesiog labai neadekvatus spausdinimas. Tai jie tą daro, kas yra labai bullish rinkoms. Tai kokia yra reziumė, o Trumpas jis ir pasireiškė kaip už ir jo vice president Vansas yra investuotojas į kriptovaliutas, tai pats turi bitkoino, tai reiškia jam tai vis tiek yra aktualu ir tai tokia yra situacija. Tai dauguma mano, kad jei laimės Trumpas, kad tiesiog rinka tai priims kaip labiau teigiamą dalyką ir tai todėl akivaizdu, mano nuomonė būtų, kad Trumpo pergalė akivaizdu, kad būtų geriau, nes rinka tai labiau teigiamai paveiktų, nes rinkai skaičiuotų daug geresnį variantą, kuris greičiausiai bus palankesnis kriptovaliutų rinkų, jie galbūt bet jie mažiau spausdins pinigų, arba jie darys, neįmanoma sustabdyti spausdinimo, bet jie darys tą atsakingiau, arba bent jau planuoja tą daryti. Nei viena administracija nesustos spausdinti pinigų, nes pinigų spausdinimas yra labai teigiamas dalykas akcijom, kriptovaliutom ir taip toliau, bet jie bent jau planuoja daryti tą atsargiau, bet irgi, tai Kamala Harris, tai irgi, kaip ir minėjau, Gary Gensler, jiem nerūpi kriptovaliutų rinka. Tai akivaizdu, kad būtų blogesnis bullrunas, jei juos išrinktų ir jo, tai bullrunas mano nuomonė tikrai būtų, nes vis tiek makroekonomika nepasikeis USA, tai reiškia jų monetary policy bus tas pats, kad mažės palūkanos ir taip toliau ir pinigų didinimas ekonomikoje stimulų vis tiek įvyks, bet gali būti, kad bullrunas bus mažesnis. Dabar tie žmonės, kurie sako, kad žino, kas bus, dabar dar vienas dalykas, tai jie nori pasiūlyti 25 procentų tax, tai yra mokesčius on unrealized gains, tai reiškia, jei kažkaip amerikiečiai turi bitkoino profitą, tarkime 10 000, jie net nėra užsidarę pozicijos, o jiems reiktų mokėti mokesčius. Tai čia yra insane, čia yra nesąmonė. Toks dalykas gali labai neigiamai paveikti rinką, nes čia yra tiesiog, insane būtų. Ta prasme, nesvarbu, ar akcijų rinka, ar kriptovaliutų rinka. Jei kažkas turi neužsidaręs profito, tarkime, kad jūs ir akcijom prekiaujat, eina jūsų akcija į viršų, jūs nesate uždarę tos pozicijos ir turėtume mokėti 25 procentų, dar po to galite į minusą nueiti tą poziciją. Tai čia būtų insane, neaišku, galbūt tai sunaikintų visą rinką arba būtų labai neigiamas eventas, bet irgi neaišku, ar jie įves tą mokestį, aš neskaičiau ten jų oficialaus to, bet žinau, kad jie norėjo daryti tokį dalyką, galbūt dar ir dabar nori. Tai geriausia pergalė Trumpo, neaišku, kaip paveiktų Kamalos pergalė rinką, neaišku, bullrunas, manau, tęsis toliau, neaišku, aš manau, kad jis gal būtų trumpesnis, bet irgi tikrai niekas negali tiksliai pasakyti, kas būtų, jeigu išrinktų jų administraciją ir, tarkime, pasakyti, kad bitkoinas gerai nedakeliaus iki 100 000, dakeliaus iki 90 000, jei išrinks jų administraciją. Manau, čia neįmanoma to pasakyti, tiesiog reikia tikėtis tiem, kas laiko kriptovaliutas Trumpo pergalės, tai bus akivaizdžiau gerai. Ir dabar šie polymarket vis keičiasi, buvo neseniai Harris, buvo net laimėdinėjo 4 procentais, bet čia
labai lengva manipuliuoti visą šitą reikalą, čia statai pinigus šiuose ir netgi ir per praeitus rinkimus dažniausiai respublikonai čia pralaimėdinėja, bet jie tikrai gali laimėti rinkimus. Tai čia aš nesivadovaučiau, kaip kas laimės, bet čia parodo maždaug apytikslį sentimentą. Tai neaišku, kas laimės, tikrai neaišku. Mano spėjimas būtų, kad Trumpas laimės, bet kol kas yra neaišku ir maždaug taip tai paveiktų rinką. Tai labai sunku pasakyti, nes, kaip ir minėjau, jeigu ir išrinktų Harris ir jie tęstų savo neigiamą politiką ties kriptovaliutų rinką, tai akivaizdu, kad tai nebūtų labai gerai ir tai galėtų teoriškai tiesiog sumažinti bullruno gainsus. Tai tokia situacija su politika ir paskutinis dalykas šiame video, tai kaip reaguoja Bitcoinas, auksas ir S&P per didžiulius geopolitinius eventus. Tai tie, kas panikuoja dabar dėl karo. Tai čia yra, kokie būna returnai, kokios būna gražos S&P, aukso ir Bitcoino po 10 dienų ir kokios būna gražos po 60 dienų. Tai buvo USA-Iran escalation 2020 metais, matome, Bitcoinas buvo pakilęs 12%, po 60 dienų Bitcoinas buvo pakilęs 20%. Covidas. Po 10 dienų Bitcoinas buvo didžiausiai, sumažės 25% ir pagalvokit, tik 25% per Covidą, o tai dabar pagalvokit, dabar tik 8% nukrito ir visi jau ten verkia, kad labai blogai. Ir po 60 dienų Bitcoinas buvo teigiamas, tada vėlgi rinkimai, Rusijos, Ukrainos invazija, irgi Bitcoinas buvo nukritęs ir BAM užbaigė plus 15%. USA irgi buvo didžiulis dalykas, tai bankų krizė. Tai irgi Bitcoinas užbaigė teigiamai. Dabar irgi yen carry trade, kai pasibaigs po 2 mėnesių, tai bus spalio kažkur vidurys. Tai kas bus, Bitcoinas bus teigiamai pakilęs. Tai po visų šių geopolitinių eventų Bitcoinas buvo pakilęs. Tai aš nemanau, kad reiktų spėti, kad dabar po kelių mėnesių Bitcoinas bus nukritęs kažkur ten į apačią ir taip toliau. Manau, čia yra tiesiog healthy korekcija, kuri kaip nekeista koreliuoja su geopolitiniais įvykiais. Dabar irgi atsimenu, buvome viršuje ir tada visi vyksta kažkokie neigiamai įvykiai, kurie atrodo kaip specialiai. Tiesiog rinka pasiekė viršų ir tada bam, į apačią. Tai manau, mano yra toks spėjimas, jau paskiau savo visus spėjimus, taigi irgi, jei patinka šis videos, jei jiems yra naudingi, spausti like, subscribe ir tikimės, kad dabar eskalacija pasibaigs ir rinkos galės vėl judėti į viršų. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kitame.